Sveiki, šiandien aptarsime, kas yra pirmasis būstas astrologiniai pozicijoje ir įnešim į tą pirmąjį būstą visas esančias planetas, kurios yra susijusios ir ką jos reiškia pirmame būste. Tai šiandien yra aktualiausia tema šiame video, kam neįdomu, galite praeiti, o kam įdomu, likite su manim. Tai pradėkime. Pirmasis būstas astrologijoje yra akcentuojamas kaip aš. Pagrindė tai yra akcentas kaip identiteto. Dažniausiai toks žmogus turintis planetą pirmam būste yra turintis tam tikrą stiprią ašį, tam tikrą identiteto prioritetą gyvenime. Dažniausiai gali žmogus arba jo ieškoti kaip identiteto, kaip stiprybės, kaip įsišaknyjimo, ar ne, arba gali būti laviruojantis, dar ieškantis. Vieni žmonės gali su tam tikrą planetą būti iš karto žinantys, kas yra, ko jie nori iš gyvenimo, ar ne, o kiti dar eina, plaukioja, ieško, kiekvieni savai. Bet dažniausiai pirmas būstas yra akcentas, kad aš turiu kūną. Tai yra fiziniai plotmė, fizinis akcentas paminėti, kad yra galva, yra akys, yra nosis, yra lūpos, yra rankos ir taip toliau ir taip toliau. Viskas akcentuojama į fizinį arba protinį tam tikrą gyvenimo identiteto paieškos būdą arba suvokiamą apie tai. Taip, šiandien aptarsime, kaip ir minėjau, tam tikras planetas, kurios susijusios su pirmam būstu. Per daug nesigilinsiu, nes čia galim kalbėti ir kalbėti. Pasistengsiu kuo paprasčiau ir aiškiau išpozicionuoti tas planetas. Tai pradėkime nuo pirmos planetos, tai yra Saulė. Saulė yra, kas dažniausiai yra liūto zodiako ženklas, tai yra liūto pozicija. Saulė mėgsta žibėti. Jinai, aišku, priklauso nuo laipsnių, priklauso nuo pozicijos kaip kur kas. Priklauso su kokiu ženklu sėdintis ta Saulė yra. Bet dažniausiai Saulė yra tikslas. Tai yra gyvenimo tikslas, prioritetas. Aš esu pirmame būste, tai aš noriu būti pažiba, noriu būti stiprus, noriu būti kažką pasiekiantis. Dažniausiai toks žmogus gali atėjęs į kambarį norėti būti dėmesio centre. Tai yra liūto pozicija. Liūtas mėgsta pažibėti. Ir dažniausiai gali būti tokie ir lyderiai, norintys gyvenime lyderiauti, nenori būti betos, dažniausiai nori būti alfos, kaip sakoma. Tokie žmonės dažniausiai gali būti net fiziškai stiprus, ganėtinai norintys dažnai judėti, eiti, daryti. Ar ne, dažniausiai tokie žmonės gali būti ganėtinai vyresnio amžiaus ir atrodyti labai stiprus, jaunatviški, stiprios fizinės ištvermės esantys žmonės. Tikrai dažnai netgi tokių žmonių protas yra ganėtinai aktyvus. Labai dažnai mėgsta galvoti, apmąstyti, analizuoti, žinoti. Ir dažniausiai tokie žmonės yra sunkiai paveikiami. Jie žino, kur eina, ką daro, tai yra svarbiausias jų tikslas gyvenime daryti taip, kaip jie sugalvoja. Retai, kada jie turės, kad juos galėtų kas nors pastumti. Dažniausiai tai yra žmonės turintys stuburą. Prieikime prie kitos planetos, tai yra Mėnulis. Mėnulis dažniausiai asocijuojasi zodiako ženklas Vėžys. Vėžys yra jautrus, motiniškas, daugiau toks moteriškos energijos esantis subjektas. Dažniausiai Mėnulis yra atvirkščiai palyginus su Saule, tai yra dažniau toks minkštesnis, emocionalesnis, gali būti intuitiškas, mėgstantis kitus analizuoti, pajaučiantis visų emocijas, ateinantis į aplinką, į tam tikrą kambarį, jis iš karto pajaus žmonių nuotaikas. Ganėtinai gali būti šeimyniškas, mėgstantis būti su tam tikrais patogiais, mielais, fainais žmonėmis, su kuriais gera emociškai pasikrauti. Dažniausiai tokie žmonės taip pat gali būti jaunatviškos išvaizdos, gali rasti netgi tokią sporto šaką arba pomėgį susijusį su kūnu, kas yra emociškai pasikrauti. Jis turi gerai jausis, negali persikrauti. Pavyzdžiui, Saulė atvirkščiai jinai gali judėti ir net negalvoti, ar man tai yra gerai ar ne. Jis tiesiog eina ir daro, nes tai jaučia tikslą.
O mėnulis jis turi pajausti, ar jam tikrai yra svarbu, ar jam reikia taip daryti, ar aš noriu taip judėti, ar aš noriu taip sportuoti, ar kažkas tokio. Na, daugiau kartais būna net mėnulis persikrauna tam tikrom emociniam būsenom ir su tokiu žmogum tikrai reikia ir emociškiau, daugiau jautriau gal kalbėti, gal priimti. Tai daugiau emocinis pagrindas, bet pagrinde jis tikrai yra ganėtinai šeiminiškas, ganėtinai lankstus ir gyvas tas mėnulis. Gerai, prieikim prie kitos planetos, tai yra Marsas. Marsas akcentas yra, aš pasakysiu taip tiesiai šviesiai, Marsas yra agresija. Dažniausiai tai yra agresija, aistra, daryti, eiti, judėti. Tai nuolatinis postūmis, nuolatinis noras intensyviai kažką patirti. Kūnui, smegenims, nuolatinis azartas, kažką nuveikti, eiti. Bet kas gali būti tiesiog noras rizikuoti. Dažniausiai toks žmogus nuo pat mažens per daug nereikia jiems stengtis fiziškai save prilaikyti. Ką turiu omeny? Dažniausiai toks žmogus jau turi marsinį tokį kūną, tokį kareivio kūną. Gali būti automatiškai jau šiek tiek atrodantis kaip pasportavęs, kur nereikia daug įdėti pastangų. Toks dažniausiai žmogus tiesiog fiziškai yra stiprus ir ištvermingas. Tokie žmonės dažniausiai gali eiti į policiją, kariuomenę. Labai gali būti tikrai stiprus irgi ganėtinai aktyvūs lyderiai, rodantys savo azartą, savo agresiją, savo impulsyvumą. Ta prasme, žmonės dažniausiai labai impulsyviai gestikuliuoja, gali gestikuliuoti, eiti, daryti, žodžiu. Labai, labai aistringai žiūrintys į gyvenimą, į viską. Aišku, priklauso nuo Marso pozicijos, kas dažniausiai yra laipsniai. Jeigu didesnis laipsnis, galbūt gali daugiau būti nenorintis įsivelti kažkokius konfliktus, nes dažniausiai Marsas mėgstantis konfliktuoti ir mėgstantis tiesiog būti dominuojantis. Jis nori būti irgi tam tikras lyderis, atstovauti dominuojančią poziciją gyvenime. Tai dažniausiai tokie žmonės gali įsivelti kažkokius konfliktus, nenori nusileisti, nenori kartais netgi rasti kompromisų. Tai labai dažnai sakau žmonėms, kad truputėlį reikia kartais pasodinti tą Marsą, kad su visu pasauliu mes nesusipyktume. Kartais reikia rasti tą balansą sulyginti, kad kiekvienas mes turime, žinau, kad agresijos, bet toks žmogus su Marsu, jis savaime pritraukia, kaip sakoma, agresiją iš kitų žmonių ir automatiškai gaunasi nenori, bet tie konfliktai. Tai reikia tiesiog, kaip sakau klientams, kartais pastebėti, kaip gyvenat ir ką daro, šiek tiek įjungti sąmoningumo, nes tai, kai mes atsinešam tam tikrą būstą Marsą, tai jis vis tiek yra toks, kad iš aplinkos jis eina tau. Nuolatos eina ir tu turi stebėti. Tai reikia analizuoti, reikia sąmoningai pažvelgti situaciją ir nebūtinai iš karto agresiškai šokti į akis ar kažkas tokio. Nes tokie žmonės, jie netgi, sakyčiau, mėgstantis, kartais netgi tokie gali būti geri vadybininkai, geri pardavėjai, derybininkai netgi, sakyčiau, nes labai akcentas nueina paskui 7 būstą, čia aš vėliau, aišku, akcentuosiu kitose video. O 7 būstas yra santykiai, partnerystės ar ne, derybos, pardavimai, kas labai akcentas yra stiprus. Tai Marsas jis tikrai labai geras yra pardavėjas, bet jis kartais turi laviruoti, išmokti, kad jeigu aš noriu laimėti, tai aš turiu kartais ne tik tai šokti akis ir konfliktuoti nuo ryto iki vakaro, bet rasti ir kompromisas tam tikrą, kad aš padaryčiau tam tikrą sandorį, ar ne, tam tikrą pardavimą. Gerai, nesiplėsiu per daug, nes tikrai galiu įsiplėsti, mėgėja. Prieikim toliau prie kitos planetos, tai yra Jupiteris. Jupiteris yra mėgėjas, jo daugiau yra ženklas, zodiako ženklas Šaulys. Jupiteris yra iš viso plėtimosi galimybių planeta. Aš labai dažnai akcentuoju Jupiterį dėl to, kad jis yra
laimės, perspektyvos ir didelių galimybių planeta. Aišku, vėl, kaip aš sakau, priklauso nuo planetos, nuo zodiako ženklo išsidėstymo, priklauso nuo laipsnių, tačiau gyvenimo perspektyvoje dažniausiai žmonės turintys Jupiterį pirmame būste yra tikrai ganėtinai stipriai palaiminti. Jie ganėtinai nuo pat mažens yra išmintingi, žiūrintys į gyvenimą daugiau filosofiškiau, matantys daugiau perspektyvų, galimybių, mokantys lankščiai į daug ką žiūrėti, į daug ką apsvarstyti. Ir tas toks požiūris į patį gyvenimą ganėtinai dažnai atspindi jų požiūrį į kasdienius dalykus, kas Jupiteris moka labai paprastai viską žvelgti. Ir tam paprastume jis randa laimę, paprastume jis randa galimybės ir tuo naudojasi. Per daug jis nenori mąstyti, per daug nenori kažką tai aiškinti, įrodinėti arba, sakykime, iškelti savo didelį ego. Tai ne ta planeta, sakyčiau, dažniau gal net Saulė mėgstanti tą ego. Parodyti, kad aš esu, kaip sakoma, išsipūtęs povas ir noriu rodyti savo perspektyvą, savo galimybės gyvenime, tai ką aš galiu ir ką aš moku. Venera, Jupiteris, atsiprašau, yra kažkaip kitaip. Jis išsireiškia per plėtimąsi. Dažnai toks žmogus, tiesiog, kaip dar paminėsiu kartą, mąsto tikrai plačiau ir tikrai labai dažnai tampa išmintingais žmonėmis ir jaunystėje, ir vidurinėme amžiuje, ir senatvėje. Tai yra tikrai labai, kiekvienam būste, kur yra planeta Jupiteris, ten yra palaiminimas, ten yra atsineštas jau potencialas, ten per daug pastangų tau nereikia įdėti į tą sritį, nes tu jau tai turi ir tau tiesiog reikia mėgautis tuo dalyku. Ir kai sakau žmonėms, yra da tokie periodai, gyvenimo cikliškumas juda, kaip sakoma. Ir kai yra Jupiterio periodas, dažniausiai žmonės tikrai tam periodui yra su didelė galimybė daug ką turėti, daug ką patirti. Dažniausiai tokie žmonės yra vizionieriai, aš kaip vadinu, ir jie tikrai mėgstantys keliauti. Netgi Jupiteris plečia tas galimybės ne tik tai tavo šalyje, bet ir visam pasaulyje. Tai mėgėjas atrasti vis kažką naujo. Yra dažniausiai net mentorius, mokytojas, kuris padeda žmonėms atrasti tą tikrąją savąją tiesą. Ir nestumia jų, bet tiesiog parodo su savo šviesa, kokie jie yra nuostabūs ir puikūs žmonės. Tai yra tiesiog apie Jupiterį galiu kalbėti tikrai labai pozityviai ir smagiai, nes tikrai faina planeta, bet yra ir minusų, aišku, visame kame galima atrasti. Tai Jupiteris mėgsta per daug plėstis. Kartais gali netgi per daug būti pozityvus, netgi per daug matyti galimybės ir kartais neapriepia tiek, kiek galėtų padaryti. Kartais netgi nori daug, padaro, stengiasi padaryti tiek ir tiek, bet neapriepia. Tai yra kartais ir tas minusas, kad saiko buvimas eilinį kartą yra reikalingas gyvenime ir jis yra svarbus visur ir kame. Gerai, dabar prieikime prie kitos, aš čia pasižymėjus, kad nepamiršiu, kur einu link. Kartais pasirašyti labai gerai. Tai kita planeta, ką užsirašius, yra Merkurijus. Merkurijus yra labai žaisminga, labai analizuojanti ir intelektuali planeta. Kai Merkurijus atsiranda pirmame būste, labai dažnai toks žmogus yra labai judraus, labai aktyvaus ir net gali būti kartais net per hiperaktyvaus proto. Mėgstantis žaisti, gali būti žaismingas, gali eiti judėti, daug gestikuliuoti. Jeigu kalba, jis labai nori iškalbėti savo mintį, nori išanalizuoti tą situaciją, papasakoti pasauliu, parodyti, koks jis yra draugiškas ir panašiai. Tai dažniausiai Merkurijus akcentuojama yra kaip dvynių zodiako ženklas, o dvyniai yra mėgstantys bendrauti, komunikabilūs, žiūrintys į gyvenimą tikrai ir pozityviau, ir judriau. Tai Merkurijus tikrai akcentas yra būti analizuojančiu.
Tokie žmonės dažnai gali netgi dirbti kažkokio, tai nežinau, technologijų srityje, gali būti kompiuterijos srityje, kažkur su kompiuteriais ar ne, su kažkokiais, kur ten reikia analizuoti, įdėti kažkokio tai protinio darbo, gali geri būti buhalteriai, bankininkai, teisininkai, irgi labai gerai išreikšti, iškomunikuoti savo idėją, savo poziciją, bet kokią, mėgstantys manipuliuoti. Ir jie yra tokie žmonės, kurie kalbės, bet jie žinos, ką kalba ir jie išreikš tą poziciją, kad jiems yra svarbu tai, ką sako, tai, ką iškomunikuoja ir ką aš iškomunikuoju, noriu gauti. Tai pas juos toks gali būti net gyvenimo kredo. Tokie žmonės gali būti fiziškai irgi aktyvūs, judrūs, nuolatos ieškantys informacijos, labai geri gali būti irgi prekiautojai, pardavėjai, derybininkai, tikrai gerą liežuvį, kaip aš sakau, turi, tikrai gerą liežuvį ir sugebantys išreikšti tą visą kalbą, poziciją, tą aštrų protą perduoti visuomeniai, žmonėms, parodyti save. Tas, kaip aš sakau, pirmas būtas ir akcentas aš, kaip mane mato kiti. Gerai, prieikime prie kitos planetos, tai yra Venera. Venera yra moteriška planeta, yra komfortiška, graži, mėgstanti būti graži, visame kame mato tam tikrą grožį. Aišku, priklauso nuo ten, kur įdėsi tą Venerę, kuriam būste. Bet kiekvienam būste jinai irgi yra atsipalaidavus, komfortiška, rami, per daug nesiekianti tikslo gyvenime ir jinai akcentuoja į moterišką poziciją, kaip aš noriu skleistis, kokia aš esu, kaip pavyzdys moteris. Jinai gali be proto būti gražių bruožų, jinai turi kažkokią savo charizmą, traukia žmones prie jos, jinai turi tokį pasimėgavimą, jinai sugeba atsipalaiduoti, jos kūnas nuolatos kažkoks yra moteriškas, atpalaiduotas. Tokiai moteriai nereikia stengtis būti moteriškai ar kažko tai mokytis, kur, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jeigu moteris turėtų atvirkščiai Marsą pirmam būste, va tada jos kūnas dažniausiai gali būti toks agresyvesnis, įėjimas toks taktiškas, stiprus, žinantis, ko noris, tokia agresija ateina tas kūnas. O moteris va Venera dažniausiai gali būti tokia plaukiojanti, su kūnas toks kaip eina kaip grakšti graikų, kaip sakoma, tos Atėnės ir Graikijos, kur būdavo skulptūros, jos yra tiesiog moteriškos ir skleidžia savo moteriškumą nesistengdamos. Dažniausiai tokie žmonės gali siekti netgi tam tikro komforto gyvenime, jeigu, sakykime, jie pataiko Veneros periodo, tai gali būti, kad tas komfortas ganėtinai stipriai gali ateiti per grožį, per kažkokį tai namų jaukumą, per transportą, per keliones. Tai nuolatinis kažkoks noras pasimėgauti tuo, ką gyvenimas tau duoda. Ir dažniausiai žmonės galvoja apie tai ir paleidžia tą norą ir jie iš tikrųjų pritraukia turtus, nes Venera jinai mėgėja tų turtų, papuošalų, kvepalų, nori čia ir dabar. Ir nori būti tiesiog tam malonume, mėgautis tuo, ką gauna iš tikrųjų, ir jie moka mėgautis. Va čia dar yra labai didelis pliusas, nes kiti žmonės gauna, bet nevertina, o jie moka atsipalaiduoti, moka ir kitus palepinti, moka ir kitus atpalaiduoti, ir tai yra ganėtinai stiprus pliusas tame. Gerai, prieikim prie kitos planetos, tai yra Saturnas. Saturnas yra jau visai kitokia planeta. Jie akcentuoja ir atstovauja zodiako ženklas, kaip pavyzdys, vandenis gali būti arba ožiaragis. Saturnas, aš labai dažnai akcentuoju, kad jinai yra tokia kaip disciplinuota, darboholiška planeta. Tai yra rutina, atsakomybė. Kai žmogus turi pirmame būste Saturną, nuo pat vaikystės gali ganėtinai dažnai būti stiprių iššūkių.
tai su šeima, tai su draugais, tai su visuomenė. Dažniausiai nuo pat mažens tokie žmonės yra labai atsakingi už kažką. Tai prisima daugiau atsakomybės, galbūt buityje daugiau gauna atsakomybės ar iš tėvų, ar reikia prižiūrėti kažkokius brolius, seseris, ar mokyklų turi kažkokių tai atsakomybių, kurias, ganėtinai sunku nešti, bet jie paneša. Aš kaip sakau, visą laiką mums gyvenimas duoda ne veltui tam tikrus dalykus ir duoda tiek, kiek mes galime panešti ir tiek, kiek mes sugebame panešti. Tai dažniausiai tokie žmonės gali būti ganėtinai tikrai labai anksti suaugti, subręsti, nes tai yra brandumo planeta. Tokie žmonės netgi gali būti dažnai einantys labai anksti dirbti, norintys susidirbti, kažką tai turėti. Tačiau tas augimas, tas ėjimas yra ganėtinai sudėtingas ir labai daug turintis iššūkių. Bet tai yra labai naudinga ir reikalinga šita planeta, nes kartais gyvenime mums reikia turėti ir discipliną, ir kažkokią tai atsakomybę. Visame kame yra pagrindas ir visame kame yra tik ta pusiausvyrą. Kartais mums reikia malonumų ir tos disciplinos. Tai tikrai žmonės labai dažnai, kaip aš matydavau, Saturną turint pirmame būste, kūno pozicijoje jie būna labai susikaustę, labai įsitempę, dažnai neatsipalaidavę, labai dažnai tarsi kažko bijantys, tarsi iš kūno jaučiasi, kad kažkokiam yra išgyvenimo režime ir labai dažnai tai jaučiasi. Ir jeigu žmogus, sakykime, turi Saturno periodą, tam tikrą gyvenimo etapą, dažnai žmogus labai daug dirba, kad kažką tai gautų. Labai dažnai gali būti taip, kad jis dirba dėl kažkokios pozicijos ir viduj pyksta, bet lyg ir nenori to darbo dirbti, bet ir neišeina ir nežino, ką daryti ir dažnai daug intensyviai gali daug valandų atiduoti save ir gauti trupinius, kaip sakoma. Tai čia įsijungia tam tikri modeliai, tam tikri šablonai gali būti iš vaikystės, ar ne, ir tada automatiškai žmogui sudėtinga gauti kažkokias tai darbo geras pozicijas, kažkokius paaukštinimus. Bet tačiau dar nepabaigiau. Kai žmogus daug dirba, kai jis aukojasi, kai jis tampa tam tikros srities visažinio, tai yra čia yra pliusas, labai didelis pliusas. Saturnas tave moko atsakomybės, disciplinos, tu eini nuolatos kartoji tą patį per tą patį. Tačiau jeigu mes paimkim Saturną darbo pozicijoje, tai kaip pavyzdys, dirba ir automatiškai jis tampa tos srities profesionalas. Tada gali būti paaukštintas, tačiau reikia tam tikro laiko, tam tikrų metų, kad žmogus būtų paaukštintas už savo sunkų darbą. Kartais žmonės yra įvertinti ir dėl savo sunkaus darbo, kartais gyvenime yra įvertinti ir dėl savo lengvo darbo. Tai yra visokių pozicijų. Bet jeigu žmogus turi Saturną pirmam būste, dažniausiai žmogus jau turi kažkokį savo, vaikystėje šabloną ar kažkokį įsukimą ar kažką, kad jis jau suprato, jog aš turiu sunkiai dirbti, kad kažką turėčiau. Aišku, su tokiu žmogum galima dirbti, galima keisti jo modelius savo, bet dažniausiai sąmoningai jis jau priima tai, kad galbūt aš sunkiai augau, sunkiai mačiau, kai mano tėvai dirbo, turbūt ir man taip reikia dirbti. Tai tai yra tam tikrų pliusų ir tam tikrų minusų, kaip aš sakau. Na ir prieikim dar toliau, liko 2 planetos, tai Rahu ir Ketu. Kaip Rahu ir Ketu, pačios planetos jos nėra kaip planetos, jų tokių nėra, bet aš paminėsiu trumpai apie jas, kad jos yra labai reikalingos, nes Rahu kaip pati planeta yra iliuzinė, tas pats kaip ir Ketu, jos yra iliuzinės. Sakyčiau, visos planetos yra iliuzinės, bet šitos turbūt turi savo didžiausią laipsnį visame kame. Tai kaip aš sakau, Rahu yra iliuzija, kur nori dar ir dar ir dar. Tai yra nuolatinis noras, troškimas kažko pasiekti. Tai jeigu Rahu yra pirmam būste, dažniausiai žmogus, netgi sakyčiau, Rahu yra iliuzija, kur tu visą laiką, visą gyvenimą ieškai savo identiteto. Tai yra ganėtinai sunku rasti, tai ganėtinai
Dažniausiai žmogus gali būti chameleonas, tai reiškia, jis vienoj patalpoje arba kompanijoje gali jaustis vienaip, nuėjęs į kitą vietą kitaip ir jis prisiderins. Iš dalies tai yra gerai, iš dalies tai yra ir ne. Ir tai yra noras rasti nuolatos kažką, ko galbūt net nėra. Tai reiškia, kad Rahu, jinai pliuse yra labai reikalinga mūsų gyvenime, nes jinai mus veda į priekį kažko siekti. Tačiau tas siekimas yra iliuzinis, tai yra netikra. Ir kai mes kažko tai siekiam, mes kažko trokštam, mes nuolatos dėl to kažką darome, tai nereiškia, kad mes tai gausime. Todėl, kai žmogus nuolatos trokšta rasti save, yra ištroškęs, alkanas, kaip sakoma, arba nežinantis, ko iš tikrųjų nori, tačiau jis aplinkoje ieško, nori suprasti, kas tai yra, koks aš esu ir kas yra kiti žmonės. Ir jis, truputį mėtosi. Bet čia yra metų viso gyvenimo perspektyva tai siekti. Tai nereiškia, kad tai yra blogai, tai nereiškia, kad tai yra gerai. Aš tiesiog sakau, kad Rahu mėgėjas tiesiog siekti to, kas neįmanoma. Tačiau jis yra reikalingas, kad turėtume tiesiog ėjimą gyvenime. Nes jeigu mes neturėsim ėjimo, mes net nemoku pasakyti, susirgsim depresiją. Mes turim kažkokį turėti savo troškimus. Turim turėti svajones, turim turėti ir siekti jų, tai yra normalu. Ir aš kaip visą laiką sakau, neatsisiklinkim į tą Rahu. Gerai turėti troškimų, gerai turėti svajonių, bet jas paleiskime. Nes tai, kas yra be proto norima, tai nereiškia, kad mes tai gausime. Bet tas yra smėlis, mes stipriai spaudžiam ranko, bet jis vis tiek išbyrės, ar ne? Mes jo nesulaikysim, tas pats yra Rahu. Jis mėgėjęs kontroliuoti ir pasimti viską, tas, kas yra mano. Ir dažniausiai tokie žmonės gali netgi būti labai stipriame, egoistiškame nori kažko tai turėti, pasiekti, pasirodyti, bet dažniausiai žmonės jų nesupras, nes jie yra kitokie, jie tokie įdomesni, neina jų suprasti, nes tai yra iliuzinis rūkas. Rahu yra rūkas, kurį sunku apčiuopti. Ir kai žmogus turi Rahu, tu net nesupranti jį žiūrėdamas, ar jis kažką tai turi, ar jis neturi. Jis vieną akimirką vienoks, kitą akimirką kitoks. Ir tokiam žmogui labai dažnai sakau, susidėti save, bandyti sąmoningai susidėti, pabandyti atrasti tam tikrus šablonus, kurie veikia jau tavo gyvenimo, o kurie dar tik neveikia. Tai va, tas yra labai svarbu, nes toks žmogus ganėtinai gali stipriai nueiti į savo išorę, norėti pripažinimo. Tokie žmonės gali norėti pasiekimų, būti pripažinti kaip karaliai. Ir nežinantys, kodėl jie nori būti tokie pripažinti, tiesiog žino, kad nori ir nori būti mylimi visuomenės, mylimi ir pastebėti kitų. Tai va čia toks, o ketu atvirkščiai nueina į kitą sritį. Jeigu ketu yra pirmam būste, atvirkščiai žmogus yra atsinešęs potencialą šiame gyvenime, tai ką neva jis turėjo iš praeito gyvenimo. Tai jis gali, sakykime, pavyzdys, jam per daug gali nereikėti žiūrėti į savo išvaizdą, į savo identitetą. Jis gali net nežiūrėti, kas jis yra, jam tai nėra labai aktualu. Tai jis gali daugiau akcentuoti kaip santykių sritį, jiems svarbu gali būti santykiai, nes automatiškai iš ketu Rahu pereina į 7 būstą. Ir tada žmogus susikoncentruoja, kaip aš noriu jausis tarp santykių su žmogum, tarp kažkokio tai sutuoktinių. Jis bando identitetą, kažkokį savęs pripažinimą rasti per santykių su kitu. Tai va tiek norėjau papasakoti šiandien. Ačiū, kad norėjot paklausyti. Nežinau, kaip čia išsisukau, kaip čia papasakojau, bet tikiuosi buvo įdomu ir jeigu toliau bus jums įdomu, žiūrėkite kitus mano video. Tai ačiū ir gražios dienos. Iki.